reiškia, išteklius yra reiškia, žmogiškiai ištekliai, tai turime omeny, žmogiškoji darbo jėga, ar ne? Toliau yra atsinaujantis energijos ištekliai, yra vis ištekliai, bet kas tas šeimininkas, kuris tos išteklius tvarkosi, kuris išteklius panaudoja kažkam. Tai atsakymas yra ekonomistas. Ekonomas, kapitalistas, kapitalizmas, kurį mes labai mylim. Ir aplink tą asmenį, aplink tą grupę žmonių šiandien sukinėjasi pagrindinis dėmesys. Ne tik tai šiandien, čia jau daug amžių kapitalizmas dėmesį pritraukia. Bet ar kapitalizmas visiems laikams jis toks jau ir išliks, ar mes visada būsim su jumis žmogiškaisiais ištekliais, kokia žmogaus vieta iš viso visuomenė ir pasaulyje, reikšmingumas, žmogaus vertė. Tai čia klausimai, kurie šiandien yra mokslininkų darbotvarkiai ir mes kaip tai pradedam nuo to, ar aš esu išteklius ar ne, o gal manęs yra daugiau, gal aš esu tas veikiantysis asmuo, nekvestionuojamas, pagrindinis šito pasaulio gyventojas, iš mums žinom. Ir mums reikia išmokti skaičiuoti iki 3, labai nedaug, ar ne? Ekonomistas skaičiuoja iki 1. Jis žiūri, kaip gamybinių priemonių ir gamybinių santykių pagalba sukurti vertę, užsidirbti pinigų. Ir pinigai arba doleriai jo akyse pagrindinis tikslas. Kai mes klausomės mūsų politinių partijų kalbas, vadovų kalbas, Butkevičius, Kubilius tą patį kalbėjo, jie vieną žodį tik žino. BVP. Atrodo, žinot, kas yra bendras vidaus produktas, ar ne? Atrodo, kad jeigu tas bendras vidaus produktas arba pardavimo apimtis, kiek pavyksta pagaminti ir parduoti, ar ne? Netgi skolų apimtis. Jo, tai reiškia, šita visa apimtis tas BVP, kuo BVP geresnis, tuo mes geriau gyvenam, ko dar gerai, kai BVP auga, ten surandam, kad 2,5% BVP auga per metus jau mes čia realiai, bet kai rimčiau pasižiūrinu, ko tos BVP ir gaus, nuo kainos, jeigu prekių ir paslaugų kainos užtenka pabranginti ir tavo BVP auga. Ir iškyla klausimas, ar tas BVP orientavimas iš tai ekonominius prioritetus, į pinigus, ar tai yra tikrai visiems laikams duota ir mes jau kitokių neturėsim schemų, ar taip mes čia ir tvarkysime su tais pinigais, ar tas kapitalizmas amžinas, aš dar vadinu ekonomizmu. Atsakymai buvo duoti labai neseniai prieš gerokus 30 metų. Jungtinės tautos konstatavo, kad brangieji, nepakanka vien BVP vertinti mūsų gyvenime. Besivaikydami to ilgo pinigo BVP, mes nepastebėjom, kai mes sugriovėm savo namus, kuriuos gyvenam. Vieninteliai namai mūsų yra kol kas Žemės planeta, kaip žuvelės akvariume. Jeigu žuvelės užsiteršia taip, kad jau nebegali ten kvėpuoti, jos išmiršta. Tai pas mus taip atsitiko, kad mes besivaikydami to BVP nekreipiam visiškai dėmesio į gamtosaugą, į gamtinę aplinką, užsidiršėm savo namus. Paskui buvo ir žmogus prisimintas. Pasaulio sveikatos organizacija oficialiai operuoja tokiu skaičiu dėl ugnies deginimo ir degimo produktų užteršimų aplinkos atmosferos. Žmogaus gyvenimo trukmė sumažėja 17–20%. Jau mes pirmą prašnekom, kad tai yra vis dėlto, kad mes gamtą užteršiam ir žalesis yra toks žmogus, kuris tiesiogiai rūpinasi gamta. Jo, pats charakteringiausias žaliojo bruožas tai rūpintis gamta. Jis apie žmogų neprisimena, žmogus ten paskui kažkur kitur lieka. Tačiau mūsų pagrindinis veikėjas vis dėlto yra žmogus ir mes žmogaus negalim pamiršti, tai tada reikia žiūrėti, kas po to žalumo ateina, kokią dar sekantį požiūrio sistemą turi atsirasti. Ir tokiu būdu einam per 3 kokybinės pakopas. Pirma, ekonomikos šaliukas, ilgai užtrukęs, ne vienas šimtmetis vyravo. Toliau žmonės išsigando, pamatė, kad jau užsiteršim namus, savo vienintelius namus, kad jau reikia kitų planetų ieškoti, mokslininkai jau ieško,
kitko, Marso girdėjot, kad į Marsą kolonistų keli šimtai tūkstančių jau užsirašė. Žino, kad niekada nebegrįž, bet jau užsirašė, jie pasiryžę yra išvykti. Ir toliau sveikata matyt svarbus dalykas, bet sveikatos aktualumas iškyla tik tai kažkada. Per karą, per badą, per marą. Apie sveikatą niekas nešneka, kadangi reikia išgyventi. Reikia neišmirti. Ekstremaliom sąlygom žmogaus vertė iš tikrųjų yra tik tai ta, kiek aš galiu padėti visumą išlikti. Ir už tai, jeigu aš prisidedu, padarau kokį žygdarbį, pasiaukoju, ten gulu ant kulkosvaidžio, ten kokio blindažo, po mirties man medalį duoda, paskelbė mane didvyriu, viskas gerai, mano vertė. Aš taip esu įvertinamas. Bet kai mes pagaliau susitvarkom su pagrindinė užduotim, patenkinam savo biogeninius poreikius, esam sotus ir jau maisto poreikis nebėra pats svarbiausias mūsų gyvenime, tada pagal Maslovo hierarchiją prisimena tokia Abrahamo Maslovo, jis žymėjo 5 poreikių lygius: biogeniniai, saugumo ir sveikatos, bendravimo, savigarbos ir saviraiškos. Ir noriu jūs patikinti, kad iš tikrųjų žmonija labai gražiai keliauja per tas kokybinės pakopas. Tai žemiausiai kokybiniai pakopai biogeninių poreikių lygyje pati išmintingiausia ir tikslingiausia metodologinė sistema arba paradigma yra ekonomika. Ekonomika tai yra veikla, kai aš siekiu patenkinti materialiuosius poreikius mažiausiam savo laiko ir energijos sąnaudai. Čia yra ekonominė paradigma. Ir, kaip sakiau, ekonomikos lygyje žmogus yra resursas, išteklis, ir tada kapitalistinė visuomenė čia labai tinga, viskas tvarkoj. Pagrindinis dėmesys yra skiriamas gamybai, aplinkai nelieka dėmesio. Bet kai pradedam lipti į aukštesnį poreikių lygį, į saugumo ir sveikatos poreikių lygį, iš karto iškyla klausimas, o ko vertas aš? Susimastome apie žmogų, apie gyvenimo trukmę ir tada jau sakom, kad pinigai tau ne visada padės būti sveiku ir saugiu. Reikalingas kitoks indikatorius. Dabar, kalbant apie Lietuvą, Tarybų sąjunga iš tikrųjų labai daug dėmesio buvo skiriama ekonominiai paradigmai. Ir dabar, pavyzdžiui, daugelis buvusių Tarybų sąjungos šalių kitokios paradigmos ir neįsivaizduoja. Ten žalių judėjimai, tai Rusijoje, ten Vidurio Azijoje, žalių judėjimai jie nėra tik išplitę, tai jie nepriaugia, taip galima pasakyti. O jau judant labiau į vakarus, to žalumo judėjimų yra daugiau žmonės susimąsto apie savo asmenybę, apie žmogaus, apie tai, kokia yra pagrindinė žmogaus vertė. Ir aiškus reikalas, kad kiekviena valstybė tam tikrus žingsnius padaro. Ryšium su žmonių poreikių perėjimu į saugumo pakopą ir dar ryšium su stojimu Europos Sąjungą, Lietuvoje susikuria aplinkos apsaugos sistema. Žinot, aplinkos apsaugos ministerija sukurta prieš 15 metų. 15% Lietuvos teritorijos yra saugomos teritorijos, su labai griežtų režimų. Saugomose teritorijose iš viso yra draudžiama gamybinė veikla, tam tikrai išskirtinumai ten yra įmanomi. Ir kai mes šnekam apie žaliosios kultūros atsiradimą, iš viso žalioji kultūra užima vidurinę pakopą Hegelio triadai. Ar kam teko apie Hegelio triadą girdėti? Kad raida vyksta paeidama 3 kokybinės pakopas. Pirmoji yra tezė, reiškia kažką aš teigiu ekonomizmą, bet pamatau, ekonomizmas yra prastas, aš formuoju antitezę, tai žalumas, gamtosauga, aplinkosauga yra antitezė. Antitezės esmė yra neigimas. Tik tai. Ir iš to išplaukia visos žalumo problemos.
dar kaip pasakoma, žalesis neigimas. Žalieji neorientuoti į sukūrimą, kažkokie jie negalvoja, kad reikia pakeisti atominę elektrinę vėjo malūnais. Ne, tas sintezės, tas sukūrimo etapas jums nėra svarbus. Tai žalumas yra anarchizmas tam tikras? Taip, jų funkcija istorinė, kokybinė raidoje yra neigimas. Neigimas. Čia Greenpeace'as visiškai visas sutik. Jo, tai reiškia, neigimas būna trejopas. Reiškia, kaip kritika būna trejopa. Nihilistinė, neigiu, kad visiškai atmesčiau. Tai čia žemiausios kultūros žalieji, jie taip ir elgėsi. Jie kapitalizmą visokiais būdais stengiasi nuneigti tą ekonomizmą, ekonominę pakopą. Ir svarbiausia, nieko nesiūlo. Nihilistiniai kultūrai siūlyti nieko ir nereikia. Žmonių santykios nihilizmas, tu esi šai ir viskas. Ir to viskas pasakyta. Tu nesiūlai, ko tu turėsi. Čia primityvus lygis. Taip. Aukštesnis arba sekanti neigimo pakopa yra destruktyvioji kritika. Destruktyvioji. Neigiu, kad išsaugočiau teigiamą ir pasiūlyčiau alternatyvą. Tai, pavyzdžiui, nihilistai, tai destruktyviosios kritikos forma būtų kaip žmona dažnai vyrui sako, vat, tu esi ubagas, o kaimynas jau antrą mašiną įsigijo. Reiškia, yra neigimas, bet yra parodoma priešybė. Tai tarp žaliųjų šitą mes vis galim pamatyti, bet to, tas tik tai kaip deklaracijos. Bet kažkokios tai konstruktyvios programos nepamatom. Trečioji pakopa neigimo yra konstruktyvioji. Neigiu, kad išsaugočiau teigiamą ir pasiūlyti geresnį. Tai čia yra konstruktyvizmo formulė. Konstruktyviojo neigimo šalininkai būna labai aukštos kultūros žmonės ir jie neigimą tik tai pažymi. Jis gali būti ir be žodžių. Bet viską koncentruoja į veiksmą. Ką aš turiu padaryti, kad tas neigimas būtų įgyvendintas į programą. Tai tarp žaliųjų mes galim pamatyti, kad didžiausia dalis yra nihilistų ir čia nuo išsilavinimo priklauso, reiškia. Arba kai kada ir aukšto išsilavinimo būna žalieji, bet jie nieko nesiūlo. Absoliučiai. Jeigu pabandytume taip, galbūt, nežinau, kaip jūsų partijai, ar jūs turit aiškius labai pasiūlymus suformulavę, reiškia, kaip reikia nuo to kapitalizmo judėti į ateitį. Problema yra tame, kad nelabai žinia, kur teisinga ateities kryptis. Čia jau mokslo metodologijos problema. Bet už tai tas vien neigimas, kai kada neetiškas neigimas, kai kada grubus, jis nesulaukia visų žmonių palankumo. Tam tikra grupė žmonių, kurie mėgsta skandalus, lozungus, jie taip, jie sako, viskas tvarkoja, žalumas čia yra gražu, bet tam tikra grupė žmonių konstruktyvus, jie ieško kitokio sprendimo, ieško sekančios pakopos. Ir iš tikrųjų, sekanti pakopa jie ateina visiškai logiškai ir yra tos pakopos sintetinės pakopos kokybė yra suformuluota, reiškia tezė, ekonomizmas, antitezė žalumas, kas ateina po žalumo, kas žalumą nuneigia ir susintetina visas gerasias pusės žalumo, tai yra ekonomizmo ir žalumo. Kaip vadinasi šita sekanti kokybinė pakopa? Jie yra pasaulyje, egzistuoja. Gal galite pasakyti? Konstruktyvioji. Vadinasi darnusis vystymasis. Sustainable development. O tai galima pavyzdį, o dabar pasusneigia ten miškus, ten sako, nekirskit, saugokit, vilkų nešaukit, saugokit. Tai šitoje vietoje neigimas yra, pasiūlymo nėra, o kaip tai turėtų atrodyti kaip sprendimas? Reiškia, prie sprendimo mes to prieisim. Nu, dar mūsų vystymas. Taip, bet aš noriu dabar pačias koncepcijas. Iki 3 dabar skaičiuojame, ar ne? Pirmas – ekonomizmas, antras – žalumas, trečias – darnusis vystymasis. Apie
ne apie žalumą, bet apie darnaus vystimosi būtinumą. Kaip tik buvo Stokholme paskelbta 72 metais, Jungtinės tautos priėmė deklaraciją, kad užteks jau mums kankintis, pradėkim vystis darniai. Ir štai ta sintetinė sistema, pavadinta naująją paradigmą, vietoj ekonomikos vadovėlio, vietoj Karlo Markso, Keynes'o, ten visų ekonomistinių teorijų, kaip buvo žiūrima tik tai į kaip ekonominę vertę sukurti, niekada daugiau nekreipiant dėmesio. Vietoj to vadovėlio, vietoj Markso kapitalo, ateina laikas paimti kitą vadovėlį. Tobulesnį, pranašesnį. Ir jeigu ekonomika operuoja tik tai vienu indikatoriu, vienu veiksniu, tai yra pelnu arba gamybos apimčių sukūrimų, tai yra BVP, tai darnaus vystymosi sistema jau susidaro iš 4 indikatorių. 4. Vienu metu reikia visus įvertinti. Vienu metu. Negalima jos ten lygiagrečiai. Reikia susintetinti, surinkti krūvą. Čia labai svarbus dalykas. Dar kas labai svarbu, negalima prie ekonomizmo pridėti darnų vystymas. Tai yra skirtingos sistemos. Jų neina. Ir tu tiesiog, jeigu bandysi išlaikyti kažkiek tai ekonomizmo, tu tiesiog tam ekonomizmui ir paskęsi. Ta klaida yra padarius labai daug šalių. Ir Lietuva tame skaičiuje, kai Lietuva, kai pageidavo stoti Europos Sąjungą, 2000 metų pradžioje, Lietuva, žinot, labai veržėmės mes Europos Sąjungą. Europos Sąjunga pasižiūrėjo mus ir pasakė, brangieji ateiviai iš ekonomizmo, būkit malonus, priimkit tai, kad Europos Sąjunga yra darnaus vystymosi metodologija, būkit malonus, pasirenkit darnaus vystymosi strategiją. A mūsų komjaunuoliai Javolis sako, per naktį parašė puikią, gražią darnaus vystymosi strategiją. 2003 metais ji buvo priimta. Ir kadangi vyravo valdžioje ekonomizmas, tai reikėjo tą vadovėlį padėti stalčių. Ir jis guli gražiai padėtas aplinkos ministerijai. Iki šiol, vis kaip relikvija. Tiesa, statistikos departamentas kas metais indikatorius nustato, išmatuoja visus ir tos kurus. O, kaip tik prieisim prie indikatorių. Reiškia, ekonomikos indikatoriai, tai... Jo, tai ir tai, bet darnus vystymasis daugiau skiria dėmesio kokybinėms indikatoriams. Ne kiekybinėms, bet kokybinėms. Kadangi pagal kiekybinius indikatorius, kiekybiniai indikatoriai gali būti nuo minus begalybės iki plus begalybės ir jais operuoti galima tik tai 10 metų laikotarpį. O visuomenė neužtenka tokio trumpo laikotarpio, kad prognozuoti savo ateitį. Štai darnus vystymas operuoja kokybiniais indikatoriais. Ir pagrindinis kokybinis indikatorius yra labai gerai žinomas rimtiems ekonomistams. Tai yra darbo produktyvumas arba darbo našumas. Tai vertė sukurta per laiko vienetą. Ir virtualikos teorijų, kurią aš užsiminėjau daugelį metų, ką mes tokia esam gražiai nustatę, kad kai visuomeniai darbo našumas, reiškia, vystosi greitėdamas pagal eksponentį. Tokioj visuomeniai veikia trauka, įtraukia prie savęs kitus žmonės, organizacijas, valstybės. Tokioj šalis skamba linksmos dainos, niekas nemigruoja, visi imigruoja, visi patenkinti. Kada darbo našumas auga greitėdamas. Kas tada vyksta? Ogi naujovės yra vis sparčiau ir sparčiau įdiegiamos. Kokia naujovė atsiranda, tu pat visi čiumpa ją įdiegia, dar naujovė čiumpa įdiegia ir spartėja raida. Tai šitokia yra gerovės šalis. Čia yra į tokią šalį kiekvienas nori keliauti. Savo laiku Japonija tokį šuolį darė, dabar Kinija tokį šuolį. Tačiau joks procesas, jokia valstybė negali amžinai vystytis pagal spartėjantį, pagal eksponentį. Eksponentė tik tai yra vienintelė, mano firma, kur aš dirbu, tai mūsų vienintelė tai yra. Kuri amžina? Jo, amžina, kuri yra teisinga. O eksponentinės funkcijos gyvenime neegzistuoja. Bet kuris spartėjimas kažkada sustoja ir ima užlinkti. Bet
joks procesas lėtėdamas negali sustoti iki nulio, visada yra toks laiko momentas, nuo kurio vėl prasidės eksponentė naujoji kokybė. Štai tavo vystymosi spiralė, atsiminti, tai yra pagal darbo našumo kitimo pokytį. Visi didieji kapitalistai, Henris Fordas, Eltonas Meyer depresijos metais ir dabar žino, kad kai tik tai darbo produktyvumo augimo tempas sulėtėja, lauk depresijos, lauk krizės ir dabartiniu metu pasaulyje ir vyksta. Tai darbo našumas yra sulėtėjęs. Dėl ko jis taip atsitinka? Už tai, kad esama valdymo sistema, būtent valdymo sistema, joje valdymo jau tampa per daug ir tas per didelis valdymas jis stabdo žmonių iniciatyvą ir stabdo naujovių paspartinto įdiegimo galimybės. Ir kai tik tai darbo našumo kreivė ima lėtėti, viskas įsijungia atostumis, atsiranda vidinė prieštara, formuojasi dvi grupės žmonių, kurie niuksuojas vieni su kitais, atsiranda, reiškia, kai sulėtėja darbo našumas, stagnacija atsiranda, pramonė sustingsta, atlyginimai krenta, atsiranda bedarbystė, emigracija. Lietuvoje mes dabar turim lygiai tokį paveiksliuką, kai mes ištrūkom iš Tarybų Sąjungos 90 metais. Nuo tada darbo našumas augo pas mus iki 2000 metų spartėdamas. Ir prisimena, tais metais Lietuva buvo labai patraukliai, mes ir patys, aišku, iš sunkesnio gyvenimo į geresnį, tai buvo labai pozityvus dešimtmetis. Bet nuo 2000 metų mūsų darbo našumo kreivė lėtėja. Praeitais metais netgi buvo nukritusi, kas neįmanoma iš viso, tik ten apskaitos sistema kažkokia, tai reiškia, kažkas buvo su apskaita negerai. Ir tada švituojasi prieštaravimai, tada vyksta emigracija. Ir štai, reiškia, Lietuva kaip tik su tokiu kokybiniu procesu susidūrė ir politinės partijos jos nesuinteresuotos rodyti teisybę. Jos, kai operuoja BVP, tai labai gerai, auga mūsų BVP, auga, biški čia auga ir lygtai viskas tvarkoja. Iš tikrųjų, darnaus vystymo sistema sako, būkit malonus, operuokit kokybiniais indikatoriais, kurie parodys, kokia iš tikrųjų būklė. Antras indikatorius tai yra aplinkosauga, reiškia, matuojama tarša, kaip mes elgiamės su aplinka. Trečiasis yra socialinis indikatorius, žmonės, žmonių gerovė. Ir štai darnaus vystymosi paradigma vietoj vieno ekonomikos veiksnio reikalauja apjungti 3 iš karto viename asmeny. O koks ketvirtas yra indikatorius darnaus vystymo sistemų? Gal gyvenimo ilgis? Atsakingumas prieš ateities kartas. Štai kas atsiranda, visiškai naujo. Kiekvienas, čia yra chrestomatija, čia yra darnaus vystymosi vadovėlis, ką aš jums pasakoju. Čia ne Paulausko išmisla, tik tai galimos mano interpretacijos kai kurios, kadangi aš daug esu paskelbęs tarptautinius straipsnius klausimais. Tai, reiškia, kiekvienas sprendimas, kuris priiminėjamas bet kuriam lygyje, ar įmonės, ar valstybės, jis turi atsižvelgti ekonominius, gamtosauginius, socialinius reikalus, prisimant atsakomybę už ateities kartas. Jeigu aš statau atominę elektrinę, ne, aš turiu, jeigu aš inicijuoju, aš pasisakau už ją, aš iš karto visą savo turtą, savo giminės turtą, viską dedu ir sakau, tam atveju, jeigu sprogs, ar ne, štai jis viską atsiimk. Štai, kas yra atsakingumas. Nu, biurokratai, ekonomistai, atsakingumą tai suveda labai paprastą dalyką, vykdymą pareigų, iš tikrųjų, kiek vykdai ar nevykdai, kiek gerai vykdai. O čia yra kokybinis atsakingumas. Kiekvienas tavo sprendimas, tavo žodis, ypač jeigu tu esi mokslininkas ar politikas, viską, ką tu siūlai, rekomenduoji, sprendi, tu turi perleisti per savo atsakomybę. Jeigu aš siūlau atominę, aš turėsiu už tai atsakyti. Tai va, matom, tokie paprasti dalykai. Ir jie suprantami, visi logiški, jie labai gražiai visi pagrindžiami ir ES tą viską puikiai žino. Kai ES mums
dalina pinigus, tai kam jie tos pinigus mums dalina, ar žinot? Žinot, kas yra struktūrinė reforma? Kas girdėjo tokius žodžius, bet, nu kaip ten, nu ką ten, mokyklas suremontuosim, ar ne? Čia vat, pinigų, o tai struktūrinė reforma. Struktūrinė reforma ir yra paradigmos pakeitimas. Reikia pereiti nuo to ekonomizmo nelaimingo prie darnaus vystymosi sistemos. Europos Sąjunga skaičiuoja iki 4. Kokie pagrindiniai principai dabar to darnaus vystymas? Jūs tai iš karto prisiminsit, kadangi jau kas nors rašėt paraišką Europos Sąjungos pinigams, gal pirmas kas yra sustainable development, reiškia darnus vystymasis. Nors mes ten prirašom daug ir nežinom, kas tas per daiktas. Antra, lygios galimybės. Vyrų, moterų, jo, viskas gerai. Trečia, regionų plėtra. Lietuva yra vienas regionas, reiškia, į Vilnių reikia atiduoti visus pinigus. Žinių visuomenė, 4 principas. Nu čia reikia, reiškia, mokintis geriau visiems. Reiškia, kiekvienas aborigenas jis aukščiausias teorijas suprimityvina iki savo kultūros lygio. Kai rusų paprašė išversti sustainable development, tai jie išvertė ustойчивое развитие. O kas tas yra ustойчивое? Kažkokia tai ustойчивое. Lietuviai laužė galvas, dar akademikas Būras 85 metais, jis, reiškia, laužė galvą, kaip tą sustainability išversti. Tai tvari, tolydi, žodį sugalvojo, tolydi kažkokia tai. Matematinė funkcija. Tausų, bet ką gyvenime tas reiškia? Tausojanti, balansuojanti, ten, vienu žodžiu, visokių vėjų. Tai šiai dienai tas sustainability yra verčiamas kaip darni. Lyg suderinamas ekonomikos, socialinius prioritetus su atsakomybė gerai. Sutinku. Nors iš tikrųjų visai ne taip, kas anglų kalba žino, ką reiškia sustain. Sulaikyti. Remti. Reiškia, yra procesas kažkoks natūraliai vystosi, ar ne? Mes remiam tą procesą. Mes turim išmanyti tą procesą ir tada jį remti. Kur jį paspartinti, kur jį palėtinti. Štai kur eina kalba. Bet kadangi dialektika kartu su nešvariu vandeniu, su komunizmo statybos lozungas buvo išmesta lauk, uždrausta, šiandien dialektika nesinaudoja niekas, o dialektika ir buvo mokslas, kuris modeliavo raidą, padėjo tau pamatyti, kaip procesas vyksta. Buvo viskas išmesta, sugrįžom 2000 metų atgal į Aristotelio metafiziką. Ir šiandien mes vaikus mokinam ir mokslininkai, vienoje konferencijoje aš pašiurpau, išeina ten mokslų daktaras, jis pristatinėja metodologiją aristotelinę, metafizinę. Lyg 2000 metų žmonija nebūtų pažengusi priekį. Jeigu pasaulis įsivaizduoja metafiziškai kaip sferą, laiko skalės nėra ten, tu negali matyti nei ateities, nei praeities, tu esi aklas. Kažkam naudinga, kai tu esi aklas, kai tu nematai kryptingumo. Bet dabar visas pasaulis priėjo prie to momento, kai labai gaila, kad prisijėjo tą metodologinę, tai yra dialektinį modeliavimą išmesti. Aš vienas neišmečiau, aš jį patobulinau iki virtualikos ir aš dabar puikiausiai matau visas tendencijas, kaip kas vystosi, labai lengvai tos šoliukus paišau. Čia mano kaip mokslinio darbo objektas. Ir štai reiktų dabar atsakyti tokią klausimą. Ar Lietuva yra pribrendusi dabar prie darnaus vystymosi paradigmos? Ar mūsų pedagogai jau mokina vaikus, studentus darnaus vystymosi? Ar dar vis ekonomika bando kišti? Peržvelgiam visas aukštąsias mokyklas, akurat vienintelis Čiekis profesorius Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakultete dėsto darnų vystymąsi, sistemiškai dėsto, su tam tikrais pakrypimais į ekologiją, daugiau nieko. Švietimo ir mokslo ministerija prieš porą metų buvo susizgrybusi, reikia Lietuvoje, reiškia, darnaus vystymosi metodologiją plėtoti. Planą sudarė, strategiją paruošė, pradėjo reikalauti iš aukštųjų mokyklų. Štilis. Paklaus pas bet kokį studentą šiandien, kas yra darnus vystymas, tam neatsakys. Jeigu neturime, jeigu studentų neruošiam, dėstytojai nežino, kas tas darnus vystymasis, tai reikalauti iš verslininko dabar, kas darnus, iš viso yra problema. O iš Seimo nario reikalauti irgi negalime.
Yra Lietuvoje tokia ES atstovybė, ten toks Sadauskas buvo, reiškia, vadovas, jis išgirdo, kai aš čia labai daug per radiją kalbėjau, ten apie darnų vystymąsi, aš tą visą paradigmą, daug metų čia vakarų, Radijas 9 tokia, jeigu jūs žinot, toliau dirbo toliau Radio Gama, dabar ciklo 33 laidos buvo apie darnų vystymąsi praktinėse interpretacijose. Reiškia, kai šitos dalykus aiškini, tu jokio supratimo nesulauki. Ir aiškus reikalas, kad kai kažkas tai išmeta tą žalumo idėją, iš to galbūt kažkokios tai naudos ar susiranda, bet mūsų išvada labai paprasta, kad žalumo didžiausia bėda, kad jis yra vis dėlto, sakykime, primityvus neigimas to ekonomizmo, jis nesiūlo tai, ką siūlo darnaus vystymosi metodologija. Darnaus vystymosi metodologija vietoj BVP siūlo kokį indikatorių, kas man galite pasakyti, kas yra tikslas, ką reikia kiekvienoje visuomenėje, kiekvienoje bendruomenėje, ko reikia siekti. Laimės. Yra tokia formulė laimės, bet laimės sunkiau išmatuojama. Bet yra. Pilnaverčio arba visaverčio gyvenimo trukmė. Tai čia yra jau pagrindinis darnaus vystymosi indikatorius. Aišku, ten yra jų daug, yra visa sistema, kiekybinių, kokybinių, ir aš esu pripūręs ten gyvą bėsą tų indikatorių. Bet iš visų, kiek beieškotum, svarbiausias ir integrinis yra visaverčio gyvenimo trukmė. Jeigu mes į jį tą indikatorių pakelsim vietoj BVP ir kiekvieno žmogaus, politiko, partijos veiklą vertinsim pagal tai, kiek ji prisideda ilginant žmogaus gyvenimo trukmę, o kiek trumpinant. Tada turėsim jau darnaus vystymo, sakykime, tokia, darniųjų vystymosi apsiginklavusią bendruomenę. Aišku, spaudoje praslysta straipsniukai apie darnų vystymąsi ir apie tos indikatorius, ir apie tą žmogišką išteklį, ten, žodžiu, tokie dalykai pasitaiko, bet ko iš politikų norėtųsi? Tai iš politikų labai ir norėtųsi, kad atsirastų tokia politinė jėga, kuri tą žalumą pagaliau suprastų konstruktyviai, su pasiūlymu, su veiksmu, su darymu. Tai reiktų tiesiog dabar paimti patį pirmą klausimą išspręsti. Kokia strategija Lietuva vadovaujasi? Kiek mes turim, kiek žinom Lietuvos strategijų? Oi, ten 19. 2003 aš buvau ekspertas, ekspertavau ūkio strategiją iki 15 metų. Sudirba, kaip dabar kalbu, tais pačiais žodžiais aš jas dirbu, parodžiau, kad jos numirė. Bet pasakiau, kad pirmą reikia visos Lietuvos strategiją pasirengti, paskui apie ūkį kalbėti. Nelogiška eiti nuo ūkio prie visos visuomenės. Pirmą nuo bendrų klausimų reikia pradėti. Ir dvi strategijos reiškia. Ūkio ir Lietuvos darnaus vystymosi strategija. Paskui, reiškia, išgirdo, kad Europa užsiminėja kažkokiam tai inovacijų strategiją pasirengė. Apklausė Lietuvos žmonės, kas tos inovacijos, o jūs žinot, kas tos inovacijos yra? Pasirodo, kad didžioji dalis nežino, kas tos inovacijos yra. Na ir mes pradėjome aiškintis, kažkas su naujovėm susėti, ne? Jeigu nebūtų acijos, tai būtų gerai, naujovė ir tiek, ne? O kas čia naujo, kad reikia naujovėm užsiminėti čia. Tai pasirodo iš tikrųjų, Pesarsko žodyne lietuvių kalbų išversta dvi reikšmės. Yra naujovė, inovacija, nauja draugė ir gimtų mano inovacija. Tai čia gražus. Gražus pats. Tu mano inovacija. Reiškia, bet kam reikia tokio naujo žodžio, kai mes turim žodį naujovė? Tai ką čia dabar sukt galvą, ne? Pasirodo, kad ne. Nu, aš paleidau sinonimų paiešką internete, prie tos innovation angliško termino, ir man primetė daugybę žodžių, taip semantinį prasmių lauką suformavau, žiūriu, kad tai yra naujovių kūrimo ir įgyvendinimo veikla, profesionalizuota, kurioje yra 4 etapai. Fundamentiniai moksliniai tyrimai, tai medžiagos principai nauji yra atrandami, taikomieji tyrimai, kai tie dalykai pritaikomi praktikoje, plėtra,
kai mes ištyrinėjom rinką ir siūlom jau už tą naujovę, ir komercializavimas, kai pinigus uždirbam iš tos naujovės. Štai pasirodo, kas tai yra ES inovacija. Tai yra veiksmas. Bet homo sovietikus jis masto daiktavardžiais, jis nemasto veiksmažodžiais. Mes ir skiriamės nuo vakarų. Vakarai masto veiksmažodžiais, jiems inovacija yra veiksmas. O mums yra naujovė daiktas. Čia toks irgi toks didžiulis lūžis. Tai irgi šnekant apie darnaus vystymosi paradigmą, tos inovacijos, jos kaip naujovių kūrimo įgyvendinimo veikla, užima labai svarbią vietą visuomenėje. Jeigu galim taip įsivaizduoti vėl chronologiškai, anksčiau žmogus gamino prekes, tai yra gamyba, pagrindinis užsiėmimas buvo gaminti. Bet paskui jau atsirado tokių šalių kaip Kinija, kur daug prigamina prekių visokiausių, visiems nebereikia užsiimti gamybą. Tada mes perinam prie paslaugų, tada paslaugos versliai yra pagrindinis mūsų užsiėmimas. O dabar Europos surado, kad pagrindinis užsiėmimas koks yra inovacijos. Štai kokia profesija šiandien turi būti. Štai aš kai dėstau ir universitete, ir kolegijoje vienoje inovacijų vadybą. Mano naujadaras nepriima, aš išverčiau inovacijas kaip naujadarą. Lietuvišką žodį sugalvojau. Lietuvių kalbos komisija pritarė man 2004 metais, sausio 28 dieną. Bet Lietuvoje bet tas nelabai pritinka Lietuvoje. Vis tiek kaip žąsinai kartoja tas inovacijas, įsivaizduodami tas inovacijas vien kaip įgyvendinimą, naujovės įgyvendinimą. Ir aš turėjau didelį nemalonumą, rengiau ūkio ministerijos užsakymų pasiūlymus, kaip mums įgyvendinti ES inovacijų politiką. Aš paėmiau tą visą ciklą inovacijų, juk fundamentiniais moksliniais tyrimais ir taikomaisiais kas turi užsiimti? Švietimo mokslo ministerija, ne? O plėtra ir komercializacija ūkio ministerija. Tai aš pasakau, brangiai, tai reikia apjungti jūsų ministerijas, nes jeigu jūs liks atskiros ministerijos, kiekvienas užsiimsit savų, suderinimo nebus. Ir atsitiko taip, kad man vos nevilko bilietą, už tai užrašė, kam aš išdrįsau pasiūlyti struktūrinius pokyčius. Nes čia ministerijų koks nors judinimas, tai čia Jėzus Marija, čia yra baisus dalykas. Bet tatus gadini. Čia visada politikų etatai. Ir žinokit, kaip inovacijų strategijoje, kaip pavadinta ta inovacija, naujovių įgyvendinimo veikla. O apie kūrybą, apie tai, kad... liko, reiškia, ūkio ministerijų liko. Apie tai, kad reikia sukurti reikia tą naujovę, kad mums mokslo reikia. Tai gal nusipirka? Ne, švietimo ministerija neturi tiek pinigų. Taip, kad... Ir taip aš labai trumpai perbėgsiu tos 4 principus. Dėl darnaus vystymosi viskas aišku. Jeigu mes atominėje elektriniai pagamintą kilovatvalandę suskaičiuojam pagal ką? Pagal ekonomikos principus, pagal tiesioginius gamybinius kaštus. Urano kaina, įrengimo eksploatacija, darbo užmokestis, ar ne? Tai viskas ir pasako, Ne, palauk, pastatymas ir uždarimas, o kur uždarimas? Atliekų saugojimas. Šito kaip tik neskaičiuoja. To kaip tik neskaičiuoja. Čia aš kalbu apie Ignalinos. Čia apie pelną. Ignalinos atominė elektriniai, kilovatvalandė kainuodavo 4 centus ir štai tos 4 centus sudarydavo štai tos sąnaudos. Tada mes paklausdavom, o kur tada gamtos saugos kaštai, o kur socialiniai, ten nuo vėžio ir taip toliau. Tai vienas mūsų profesorius suskaičiavo, viską sudėjo, 82 centai jam išėjo. O Vokietijos vienas, kuris moka geriau skaičiuoti, aukštesnė kultūra, jį daugiau mato to trūkumų. Pasiekmių. 2,5 euros. O, jau šis kartas. Ir dabar, kai mes jau pradėjom tada šnekėti, ir kiek laidų mes surengėm apie tai, aiškinau, kaip reikia tą kilovatvalandę sukaičiuoti. Kadangi vėjo elektrinė pagaminta kilovatvalandė 17,3 centų. Tai brangu lyginant su atominė. Bet čia viskas jau sėdi. Ir uždarimas. Čia viskas. Ir utilizavimas į vėjo elektrinės
Savikaina kilovatvalandės įskaičiuojamas išmontavimas, malūno pamatų išmontavimas ir gėlyčių užsodinimas. Viskas pagal visą gyvenimo ciklą. O ekonomizmas, ko jis yra baisus, kad visus kitus netiesioginius gaminius kaštus yra užmetama visuomenė ant sprando. Per kitas ministerijas, per kitas... Jos nedavėjau. Šiaip, jeigu mes darom, sakysim, su Latvijais, Lenkais ir dar kažkuo, tai viskas kartais smagu. Bet kai reikės uždaryti, tai jie neuždarės, jie paliks tai vietą. Jo. Ir aš dabar prie tos atominės nuvalkytos temos nebenoriu grįžti, jūs puikiai tą žinot, bet... Dar referendumą? Jo... Nenoriu, čia yra, kai sako, čia tokie nesminiai dalykai. Tai pagal darnaus vystymosi paradigmą, ką reiktų pertvarkyti? Tai reikia visą ūkį pertvarkyti. Ar visas ministerijas reikia pertvarkyti? Kadangi tai, kaip dabar yra, taip kaip dabar biudžetas yra skaičiuojamas, kaip nacionaliniai kaštai yra skaičiuojami, taip niekur netinka. Už tai darnaus vystymosi vadovėlis vietoje ekonominės apskaitos. Ką siūlo iš karto? Siūlo aplinkosaugos, reiškia environmental accounting, aplinkos apskaita, green accounting, žalioji apskaita. Tai yra apskaita, į kurią įtraukiami visi kaštai, visi kokie tik tai buvo patirti. Ir gamtiniai, ir žmogiškiai, tie socialiniai kaštai, visokiausiai, viskas yra įskaičiuojama. Bet jūs tada pasakysit, jeigu esu verslininkas ar ne, ir man dabar lieps atominė elektrinė, aš eksploatuoju, man lieps į mano kaštus viską suskaičiuoju. Tai aš tikrai per kainą neišliksiu. Ir per tai turėtų taip ir būti. Jeigu mes įvedam, reiškia, darnaus vystymosi apskaitą, buhalterija atsiranda tokia kitokia, joje viskas turi būti suskaičiuojama. Tada rinkoje, normaliai bekonkuruodama, senoji energetika, senoji, pasenusi, nebetinkama. Visai ir numirs. O kaip strategija? Kaip nepriklausomybė? Dabar, jeigu apie nepriklausomybę, tai galbūt čia kitas klausimas, mes kieno nepriklausomybė. Kai kalbam apie energetikos nepriklausomybę, yra, žinokit, elektros tinklų nepriklausomybė akcentuojama. Čia jie turi problemų. Mes turim kalbėti, kaip ir Lietuvos konstitucijoje parašyta, vartotojo nepriklausomybė, žmogaus, mūsų, štai to pagrindinio, svarbiausio veikėjo, ne valstybė. Turi būti ne ten, o čia. Ne valstybė svarbiausia yra, ne Gazpromas ir ne elektros tinklai. Mes esame, mes nepakartojame. Darnaus vystymosi sistemoje žmogus yra neįkainojamas, nėra tokių pinigų, kurios galima būtų žmogų nupirkti. Štai kokia ta sistema, koks virsmas įvyksta. Ir kalbant apie labai praktinius dalykus, tai politinė partija turėtų susigaudyti tuose šuliukose, surasti vietą, kur mūsų šalis yra, ant kur mes sėdime. Reiškia, save pastatyti, partija turi būti prieky visada. Tai tada suformuoti uždavinius, kaip patraukti. O kaip rinkėjai? Rinkėjai visada į ateitį orientuoti. Jie labai, reiškia, rinkėjai didelis džiaugsmas yra, kai išeina politikas ir sako ne savo nuomonę, o išreiškia rinkėjo nuomonę. Žmogaus nuomonę pasako. Va, politiko sėkmės prerogatyva. Tu turi atspėti, ko žmonėms reikia ir pasiūlyti, kaip tai padaryti, kaip galima greičiau. Na, visi didieji politikai tai suginkėdavo. Čia yra... Tai dabar sugebėjo minimalų pasiūlę, padidinti žmonėm. Tiko. Bet čia labai primityvu, o kas toliau? Bet taip kaip tas pats kelis milijonus skyrė žmonių nuomonės sudarimui, išėjo kalbant atominė ir tie žmonės jau seko to politikų, bet čia jau jie žaidė su sąmonė ir... Aš jums parodžiu, reiškia, yra šuliukai, kaip kokioj Slovakijoje ir ten Italijoje, yra kalniukai. Jų negali pakeisti, jie yra. Tu gali per tos kalniukus tik tai važinėtis. Tai tu turi nustatyti savo vietą, ant kokio tu kalniuko esi ir pasiūlyti dėsningą ėjimą į priekį. Ta pažangos kryptim. Kodėl aš apie dialektiką kalbėjau? Mes nematom, kur pažanga yra, pagal ką pažangos kryptis yra nustatoma.
Pažangos kryptis yra nustatoma pagal saugumą. O už ką žmonės, pagal ką žmonės referendume balsavo? Už saugumą balsavo. Jie negali žinoti ekonominių tų formulių, skaičiavimų, kiek kainuos tą kilovatvalandę. Štai bet kokia kaimo bobutė sako, ar man reikia tokio monstro, man ir mano vaikai. Ką man tos bombos? Jo, tai čia ir visam pasauliu taip yra. Italų 95% italų balsavo už savo vaikų saugumą. Žiūrėkit, savo ir savo vaikų. Žmonės, ypač lietuviai, aš savo senelį prisimenu, senelį prie Žygaičių kaime, tarp kitko, nuskambėjo dabar Žygaičių kaimas, ar ne, tai aš ten esu kilęs, kaip jie natūraliai gražiai gyvena su gamta. Kaip besom kojom aš lakstydavau po tą jų žalinėlį ir kokie jie buvo atsakingi. Nustatė. Skalūninės dujos trumpai, nes mes su Jarugaičiu dabar diskutuojame. Reiškia, kiekvieną technologiją reiktų atskirai pagrįsti, bet aš dabar parašiau tokį komercinį pasiūlymą ir nusiunčiau Linui Balsiui. Galiu jums nusiųsti. Reiškia, vadinasi Lietuvos Respublikos energetikos technologijų įstatymas. Tai yra toks dokumentas, reikia paruošti tokį įstatymą, kuriame mes aprašom visas esamas ir galimas energetikos technologijas ir jas suklasifikuojam darnaus vystymosi požiūriu. Kokios technologijos yra priimtinos? Kiek teršia? Kokios, ne, iš viso, ar ateičiai jos priimtinos ar nepriimtinos. Nustatom, kurios yra senos išeinančios technologijos ir tos, kurios ateina technologijos. Ir reiškia šito dokumento pagrindu toliau galima ruošti kokią nors strategiją, tu aiškiai žinosi, kad visą su kuro deginimu, arba viską, kas blogina žmogaus saugumą, visos technologijos yra išeinančios. Ir biokuras tame tarpe, viskas. Ir jas pakeičia visiškai saugios, kurios nekenkia žmonėm. Tai saulė, vėjas, vanduo ten. Natūralu tai, kas buvo Lietuvoje anksčiau. Reiškia, tai yra, aš savo modeliu labai aiškiai tai viską parodau ir mano vaikai, studentai visi puikiai tai žino. Ir kiekvienam seminarė aš tą parodau. Reiškia, ir mes tą norim įteisinti. Aš paprašiau visą pagrindimą, to įstatymo struktūrą parodžiau. Ir aš manau, kad tai būtų didžiulis žygis, jeigu mes paruošim tokį dokumentą. Žinokit, jau bent svarstymas tokio dokumento, jis būtų labai puikus žygis. Tiems, kas kalba apie žalumą, apie darbo vystymąsi. Iš Balsio negavau, tiesiog prieš keletą dienų nusiunčiau. Bet tą patį aš buvau pasiūlęs prieš 3 mėnesius Rūtai Gajauskaitei. Jis susidomėjo vienu mano straipsniu, kur aš apie tai rašiau, tai sako, pasiūlyk. Zigmas Vaišvila susidomėjo to dalykų. Tai aš įtariu, kad galėtume mes sudaryti tokią grupę iniciatyvinę, su Seimo nariais, su politiniam partijom ir paruošti tokį technologijų, energetikos technologijų, galbūt technologijų statymą, galbūt energetiką ir išimsim. Reikia kalbėti apskritai apie technologijas. Kodėl darnaus vystymosi požiūriu? Už tai, kad tai jungtinių tautų metodologija, už tai, kad tai yra ES metodologija, mes turime darnaus vystymosi strategiją. Iškia, viskas yra. Toliau, mūsų konstitucijoje yra uždrausta monopolijų, o reiškia viešpatavimas yra uždraustas. Mūsų konstitucija yra labai gera, žinokit, ją tik reikia vykdyti. Tai yra puikus dalykai. Taip pat, kad nebūtų su to įstatymu, tą įstatymą parašysit, o nebus mėginėlių įvykdyti. Gėjau, tai būna bent įstatymas. Reiškia, suprantamas reikalas. Konstitucija yra 22 metų, bet jinai, kaip sako, iš dalies veikia. Suprantamas reikalas, jeigu Leniną prisiminti, ar ne, idėjos gerai, bet turėtų jėgą, kuri tai įvykdys. Turbūt aš į politinę partiją ir atėjau supranti ir šneku apie tos dalykus. Jeigu jūs tai suprasit, galbūt ne iš pirmo karto, gal iš kelinto karto, gal mums tai pasirodys įdomu, prašau, imkite ir darykite. Aš esu mokslininkas, aš esu verslaujantis mokslininkas. Bet į tas politinės batalijas nelabai jungias. Nors mes su Vėjo energetikos asociacija pripažinsit, ar ne, kad daug padarėm tam, kad darnaus vystymas idėjas Lietuvoje atsirastų. Visa, ką šiandien apie vėją mes girdim, saulė ar ne, atėjo iš mūsų.
Nuo 93 mes mokslininkai dirbam. Ir dabar aš dirbu 8 projektuose ES ir mes visi esam gerokai į priekį, mes 10 metų esam priekį traukinio ir tas savo geras idėjas vis kažkam papasakoju. Prieš 2 metus čia vienam Klaipėdos visuomenininkų susirinkime aš sakau, reikia Lietuvoj žaliųjų arba darnaus vystymosi partijos. Tai valdį yra? Dabar atsirado. Čia prieš 2 metus pasakiau. Iškia, mes laiką pralenkėm, mes žinom tas visas tendencijas, mes galim būti jūsų konsultantai, mes galim įvertinti jūsų pasirinkimai tie, ar geri, ar negeri, tiesiog labai draugiškai ir geranoriškai. Bet dabar man atrodo, kad svarbiausia, šalia to, kad visokiausiais būdais nešti į šviesumą darnaus vystymosi metodologiją ir neigti ekonomizmą, tai šalia to, konkrečius įstatymus reikia pradėti rengti. Toliau, mano svetainė eksponentė, jeigu užeisit, yra pasiūlyta 10 taisyklių, kaip sumažinti energijos kainą. Ir ką jūs ten rasit? Panaikinti energetikos ministeriją, panaikinti energetikos... Politiškai neįeina. Čia ne mano reikalas, čia politikai tegu svarsto. Suprantat, kad energetika turi užsiimti savivaldybės iš viso, kadangi tinkluose prarandamas 3/4 energijos. Kam tinklai, kam atominė reikalinga? Tinklams. Viskas, suprantat? O tada ryšiai su Lenkija, su Švedija. Globstva, jeigu nėra atominės, iš viso, jeigu nebūtų ar nebūtų, nėra ko perduoti. Ne, pirkti reikia. Kam statyti? Tai ir tie neturi. Švedai turi. Švedai turi. Apie švedų tinklą dar galima čia, tik aš žinau, kaip jis atsirado. Jis atsirado dėl 2 malūnų Švedijoje, kad Lietuvą pardavinėti elektrą. Čia yra visai kiti dalykai, bet didžiuliais atstumais pardavinėti tinklus yra globstva. Kas fizika žino, globstva. 1/3 energijos išvaistoma. Ir kas užmoko? Vartotojas. Kam man? Tai čia, jeigu aš, žiūrėkite, yra tokia energetikos kontrolės komisija. Ką jį daro? Iš viso sociologija yra toks dėsnis. Neatsakingas žmogus, ar ne, jis negali vertinti. Komisija, jį nieko nesuinteresuota asmeniškai pati priimti teisingus sprendimus. Jį nesuinteresuota. Atsakomybės neturi. Nėra, taip, štai pagal darnaus vystymąsi nėra atsakingumo, nereikia tokio organo, naikinkit. Klausimas kitas. Kodėl Klaipėda tampa kloaka, kuo toliau, vis toliau tas mūsų uostas tampa kloaka. Vis toliau nori tos naujus terminalus, giliavandenių uostą statyti, savivaldybė priešinės. Jau čia dabar Klaipėdai nori nebūti. Reiškia, iš kur tai? Už tai, kad centralizuotas valdymas nedera su darniuoju vystymusi. Susisiekimo ministerija ko nori iš uosto? BVP. Ar reikia susisiekimo ministerijai mūsų gyventojų pragyvenimo trukmės? Nereikia. O kam reikia? Mums? Sodrai reikia. Ir, reiškia, prieš 10 metų aš atlikau didžiulius tyrimus, Lietuvos jūrų ūkio plėtros programą parengiau, pasiūliau, kaip sukurti jūrinį klasterį. Savivaldų, mūsų čia sujungtom visą savo veiklas, ir energetikos, ir laivybos, viskas tvarkojama taip pat. Ne, jis būtų horizontalus, jis nesiderina su vertikalia sistema. Kalčiausia čia kas? Politinės partijos. O už tai, kad politinių partijų padaliniai yra miestuose, ir matyta, kad padalinys neklausytų, kad centras sako. Tai vat, apie politinės partijas čia atskira kalba, šiandien nenoriu apie tai kalbėti, čia yra atskira kalba, čia yra tokios mintis, žinokit, tiesiog nežinau, jūs mane apkultumėt turbūt iš tai papasakoti. Tai va, ir atsakymas koks yra? Darnioji savivalda įmanoma tik tai. Kai žmonės čia gyvenantis patys turi uostą, reiškia gerai, ten kita vietovė ten savo tegul turi ką nors, bet mes turim tvarkytis, turim suderinti ekonomikos, gamtos, socialinius reikalus, atsakomybę už ateities kartas prieš mūsų kartas. Nereiks man jokių vertintojų,
neatsakingų, niekam nereikalingų biurokratų mes patys čia pasimsim ir įsivertinsim. Tai Seimą paleisti? Nereikia paleisti, reikia vykdyti valdymo decentralizavimą. Čia yra trečiasis ES principas - regionų plėtra. Reiškia, iš Vilniaus valdymą reikia atiduoti į savivaldą į regionus. Kuriam žemės, Žemaitija, Aukštaitija, Dzūkija, kas ten dar lieka, Suvalkija, ar ne? Normalu, kiekviena jų turi savo parlamentuką nedideliuką. Išlieka, reiškia, nacionalinis parlamentukas. Mažiukas. Taip, didelių mūsų Lietuvoje visiškai nereikia, kadangi šalis nedidelė. Ir savivaldybė. Štai tokia 3 pakopų savivaldos sistema. Netgi į konstituciją neprieštarautų. Aš žinau, kad buvusi valdžia Kubilius mokslininkai parengė labai gerą studiją. Surikiavo, suskirstė regionus, kaip čia turėtų būti. Bet kažko tai įkišo po stalčiumi ir viskas. Štai kad ką, politinės partijos jos yra centralizuotos. Čia jūs patys esate šašai savo. Čia blogiau nėra, kai pats savęs šašas, kai pats savo kilpą ant kaklo užsidedi. Ir už tai tas politinių partijų klausimas, jis yra atskiras ir reikia atskirai panagrinėti. Gal panaikyti partijas? Ne, naikinti nereikia. Tegul jos būna, bet jos neturi valdyti paprasčiausiai. Tai ką bus daryti? Tai Vilniaus valdžia ir priklauso piliečiams palyginti. Tai va, reiškia... Čia teoriškai. Suprantat, kokia ideali valstybė yra. Apie lašinius nekalbėsiu, net mes tą žinom. Kur kiekvienas dirba tą darbą, kurį geriausiai išmano. Palik prigimtinės savybės. Jo. Mažiukai jūrą plaukia. Prigimtinės, neprigimtinės, tu gali pakeisti savo savybės, išugdyti save, tai yra čia tas nėra svarbiausia. Bet kiekvienas turi dirbti tai, ką geriau už kitus išmano. Vat kaip reikia, jeigu mes taip sudėliosim jėgas visas. Tai čia gerai būtų. Tai čia yra, valstybė yra keli pagrindiniai principai. Pirmas, teisingumo principas turi būti teisinga. Kam? Visiems. Negali būti. Tai čia vadinasi komunizmas. Tokia visuomenė, kur yra teisingumas užtikrinas visoms grupėms. Bet prie to reikia judėti. Čia judėjime tas yra... O kitas principas yra specializacija. Kiekvienas turi daryti tai, ką privalo. Ir dar trečias principas - demokratinės valdžios skyrimo principas. Negali lysti svetimą daržą. Nedaryk to. Nedaryk, ko neišmanai. Ai, ne, daryk taip visą. Ir reiškia... Jūs lopėjus nepažįstate. Jūs visada daro tai, ko nemoka. Labai gerai sakė. Nu, va, tai ar ne todėl mes ir blogai gyvenam dabar, kad, reiškia, kai sakom, ne tiek tą darom. Koks nusivylimas? Valstybė juodžiausiai krizėje, ar ne? Visi rėkiam, kad čia girdi emigracija baisi. Turim 72 000 valdininkų ministerijos. Aš verslininkas pasisamdžiau 72 000 valdininkų, kad man įspręstų Lietuvos vystymosi problemą. Kad man darbo našumą pakeltų viršų. Aš pasisamdžiau, aš moku pinigus. Jie ką daro? O išpigas, man rodo. Į dar prašau. Jo. Ir mano straipsnis yra labai gražiai pagrįsta prieš 10 metų parašyta. Kaip reikia padaryti? Kaip tos ministerijos turi būti pertvarkomos darnaus vystymosi požiūriu? 200 metų šitam bandymui. Man tėčio dar truputį padarė, šiaip labai sunku. Ne, aš nesu nihilistas. Aš sakiau, kad nihilistas... Jūs yra misionierius, man tai labai patinka. Aš esu sociologas. Aš procesą stebiu ir aš modeliuoju procesą. Ir aš jums pasakau, kokie kalniukai yra Slovakijoje, aš jums pasakau. O ant kokio kalniuko tu atsiduri? Su tavo gebėjimu. Jeigu nemokas slidinėti, nu ką, aš tavęs nemokinsiu. Bet kalniukus aš tau parodu. Ir viskas. Ir aš nesu joks vedlys, aš niekur jūsų nenoriu vesti. Nemanoma, kaip žinia. Reiškia, jūs patys turit nuspręsti, kiek jūs pajėgsit eiti. Jeigu reikia pagalbos, kada apsispręs, kad geresnį kelią surasti, prašom, mes visada galim pagelbėti. Tai va tiek aš jums visokiausių vėjų norėjau pripasakoti.